man laisvė, Aną kelią palinkėsi. Motin, motin, saulan žodin, juodas duonas ar įdėsi. Aš esu vakarinėje Airijoje, Balinrobe. Nedidelio monumento papėdėje, nedidelio monumento dideliam žygiui. 1935 metais Feliksas Vaitkus, lietuviškas lakūnas, pakilo iš Jungtinių valstijų ir perskrido Atlantą. Jis pakartojo prieš 2 metus įvykusi Dariaus ir Girėno žygį. Ir nuo šito laiko Balinrobo miestelis skaito savo didžiulių pasiekimų, kad čia buvo priverstas nusileisti šito lakūno lėktuvas. Tai žmogaus istorija, tai taip pat mūsų tautos istorija. Aš labai esu pamalonintas ir didžiuojuosi, kad būdamas čia, kur susirenka kas metai Airijos lietuvių bendruomenė vyksta šventė. Ir aš čia dainuoju. Didžiuokimės būdami lietuviai. Motin, motin, ardo mokė mona galvų iššukuoti. Motin, motin, ratavokė par nelaimas ir pavojų. Feliksas Vaitkus, 1935 metai. Atlanto nugalėtojas. Tais metais vienintelis perskrido Atlantą mažų lėktuvėlių ir jis vadinosi Lituanika 2. Čia yra Balinrobas, vakarų Airija, čia yra Virgis, mane filmuoja Egidijus ir čia yra gabaliukas Lietuvos istorijos.